Nu ką, druska geras pasirinkimas ar ne? Kaip jūs manote? Nejuokinkite su Himalajų druska ir iš tikrųjų tas bumas, kuris buvo prieš daugybę metų, tikrai nėra tas pasirinkimas, kuris turėtų būti mūsų racione. Tos mikromedžiagos, kurios randamos Himalajų druskoje, tikrai mes jos tiek negalime suvartoti ir net nesuvartojame, kad turėtų mums teigiamą įtaką. Todėl Himalajų druską visada atmeskite. Ir ką rodo tyrimai? Himalajų druską vartojančios šeimos, tai vaikai pritrūko jodo savo organizme, o tie, kas naudojo joduotą druską savo racione, jodo turėjo pakankamai. Todėl rinkitės joduotą druską, ypatingai tie, kas gyvename Lietuvoje. Kalbant apskritai apie druską, druska nėra blogas dalykas, druska yra natūraliai turinti natrio, kuris reikalingas kaip elektrolitas mūsų organizme. Tačiau druskos perteklius žalingai veikia mūsų organizmą, pirmiausia, sulaiko skysčius, vėliau mes turime ir širdies, kraujagyslių, inkstų problematiką. Stebėkite savo racioną ir ar tikrai vartojate ne per daug druskos, ar nepridedate papildomai pagamintą patiekalą druskos, ar nevartojate produktų, kuriuose daugiau negu 1 gramas druskos kiekvieną mielą dieną. Tai pavyzdžiui, rūkyti mėsos gaminiai, konservuoti gaminiai, stipriai perdirbtas maistas, įvairūs padažai ir nesistebėkite, kad dalis jūsų priaugtų kilogramų gali būti tiesiog užlaikytas skystis, kuris susidarė būtent nuo perteklinio druskos vartojimo. Ir tai yra organizmui nenaudinga, o žalinga. Todėl su druska viskas yra gerai, jinai turi būti mūsų racione ir natūraliai valgydami teisingus maisto produktus, subalansuotus patiekalus, mes gauname natūraliai druskos, net nepridėję. Būkite budrus ir su druska nepiknaudžiauti. Patiko mano patarimai, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau patarimų. Ir sek mane socialiniuose tinkluose Instagram, Facebook, TikTok ir mano sveikatai palankus svetainėje gali rasti labai naudingą turinį. Prenumeruok naujienas ir būk pirmas, kuris sužinos naujausią informaciją apie tai, kaip būti sveikam ir laimingam.